Tai anos taigi normalus vaikas, o ko tu nori, žinai, tavo taigi nenormalus. Nors mano vaiko nėra matę, arba matė labai trumpai ir panašiai. Ta prasme, kad labai dažnai komentarų susilaukė, socialinėse tinkluose, tai aš ten patylėsiu iš viso, ten labai baisių dalykų iš tikrųjų yra. Jie nematė gyvenime mano vaiko, jie turi nuomonę, nors, jie net nežino, kas tai yra, bet jeigu pasakai autistas, jie jau turi iš ankstinę nuomonę, koks jisai turi būti. Tai va, tai čia iš tikrųjų labai daug situacijų tokių būna, kad, sakau, labai daug, kur dažniausiai būna, dažnai labai skaudu buvo pradžioj, ta prasme, kad sako, jūs ne tėvai, o jūs žvėris, jūs nemokat su vaiku elgtis, jūs gyvuliai esat, jūs patys kalti, kad jūsų vaikas autistas, čia jūs tokį jį padarėt ir panašiai. Tai čia ant kiekvieno kampo būdavo tokių, nes vaikystėje daug tų meldaunų buvo, daug visko ir ta prasme, net tai yra dvi reakcijos, jeigu tu pasakai vaikas autistas ir tada tave pradeda kaltinti, kad tu pats kaltas, kad tokį turi vaiką. Ir antra situacija, kada sustoja ir tada, kitaip, pavyzdžiui, eilėj, jisai negali stovėti eilėj, jisai ten muistosi. Taigi žmonės, nepakenčia to, ta prasme, kad iš karto pradeda tave vyti iš eilės ir tai yra, ištisai būdavo. Tai va, ir pasakai, atleiskit, mūsų vaikas autistas, ir kai kurie sustodavo tada ir kažkaip tai, kitaip pradėdavo žiūrėti, tada užleisdavo netgi į priekį, pavyzdžiui, leisdavo pasirinkti, pavyzdžiui, pardavėjos labai nervinasi, jeigu vaikas, jisai nekalbėjo ilgai, ten 3 metų tik pradėjo kalbėti angliškai, jam reikia kažką parodyti, per ilgai jisai renkasi, pardavėjos rėkia, nervinasi, kiek čia galima ir panašiai. Ir pasakai, ir tada būna, kad vienos dar labiau susinervina, o kitos atvirkščiai sako, gerai, tada jau gali išsirinkti. Tai va, 2 reakcijas visą laiką būdavo.